Sveiki, su jumis sveikinasi Amais. Ar pagalvojat kada, kad jūsų nuveiktus poelgius, jūsų padarytas ydas, jūsų tiesiog nepriklausomybės panašiai, tuo metu reikėtų tiesiog paimti ir paleisti? Gal taip būtų geriausia? Ką jūs pagalvojate apie tai? Nes iš tikrųjų, aš pasakysiu asmeniškai, taip ir reikia padaryti. Jų nereikia laikytis. Nes turiu tiesiog paimti, paleisti. Ir ką reiškia paleisti? Nereiškia, kad daryti tą patį dalyką dar sykį ir dar sykį ir dar sykį. Bet tai, žinot, kas reiškia paleisti? Paleisti reiškia daugiau nebūti priklausomam tai mąstysenai, kad blogas Eimantas, blogas, kad kažką ten padarė, blogas, kad ten kažkokią priklausomybę darė. Ne, tokio dalyko nereikia daryti. Viskas. Tu tiesiog paimi, įkvėpi su ta mintim ir paleidi, bet neišputi, nebandai išstumti tos minties, kad tu tai kažką blogo padarai, kažką sumastei, kažką pridirbai, bet tu paimi ir pasiduodi tam jausmui. Tu tiesiog įsivaizduokit, kaip bandytumėt panerti po vandeniu. Tai būna labiau toksai motionas. Tai būna toks labiau, pasidavimas, dėl to ir sakoma pasiduoti, tai būna labiau toks pasidavimo jausmas, negu kad, tiesiog pradėjo lyti. Vienu žodžiu, kaip čia pasakius, jūs turit paleisti tą dalyką, jis jau įvyko, praeities negrąžinsi. Tai paėmat ir suprantat, kad tai, ką padarėt, yra blogai, nes jūs jau tai ir supratot, ir tiesiog paėmat ir paleidžia tą dalyką, nes jis jau nebesugrįš, jūs galite tiesiog netyčia vėl jį padaryti. Ir ką tada? Ir ką? Tiesiog paėm ir paleidai dar sykį. Po lėto suprasit, kad ne jum tai, ir tada po lėto pradėsit galvoti, kad kaip čia man įsisukti. Ir jo, ir tiek. Nekaltinkit savęs už tokius dalykus. Eikit toliau. Eikit ten, kur jūs norit, kur jūsų golai yra. Ar jūs norit visą gyvenimą heitinti savęs? Nemanau. Tai paleidžiat. Ramus.